Sveiki atvykę į nuostabią salą – Kiprą. Šalis, kurioje vasarą gali užtęsti net 8 mėnesius. Katinai yra kiekviename kampe, o gamtos grožis yra nerealus. Į Kiprą mes atvykome balandžio 5 dieną ir Larnakos oro uoste mus pasitiko Olesė. Kas žiūrėjo Bulgarijos vlogą žino, kad Olesė yra mūsų labai gera draugė ir gyvena Kipre, o taip pat ji turi 2 mielus šuniukus, kuriuos jūs pamatysite vėliau. Dabar mes esame Kipre ir šiuo metu mes randamės LTN restorane. Kačiukai, mes jau atvažiavom prie namų ir iškart mus sutinka kačiukai. Ir dabar namo kiemas, ir čia iškart yra cerkvė. Ir dabar mes eisim namo ir mūsų laukia 2 maži šuniukai. Vieną aš niekados nemačiau, kitą mačiau jau labai seniai. Kačiukai. Tai dabar mes vaikštame su šuniukais. Šio vardas yra Happy, o to balto šuniuko yra Loki. Jie broliai. Labas rytas iš nuostabios salos Viduržemio jūroje. Labas rytas iš šalies, kurioje katinai yra kiekviename kampe. Šiandien 3 nakties šitas šuniukas užšoko mums ant lovos. Šiandien yra mūsų pirmas rytas Kipre. Ir iš tikrųjų, pačiame Kipre aš esu ne pirmą kartą. Jame lankiausi 7-8 kartus, bet tai buvo labai seniai. Mano mama lankėsi Kiprą žymiai daugiau kartų, o Olesė čia gyvena. Šiuo metu mes randamės Olesės name, bet tuoj greitai važiuosime į Protarasą, tai bus turistinis kurortas ir ten mes busim likusias dienas. Šitos kelionės aš labai laukiu, nes įsivaizduot, mane tiesiog žavi Kipras. Man patinka kalnai, man patinka architektūra, viskas vasariška. Šitą mini paveikslą aš padovanojau Olesijai, o va šitą aš irgi padovanojau, bet labai seniai. Tai dabar 2 mano paveikslėliai yra Kipre. Čia yra meškiukas, o čia Happy. Dabar mes važiuojame pro Tarasą ir kartu su mumis važiuoja Happys ir Lokis. Lokis yra labai pavydus, nes kiekvieną kartą, kai aš glostau Happy, jis visąlaik prieina. Mes atėjom prie jūros. Sveiki atvykę į turistinį kurortą Protarasą. Čia jūs pasimėgausit smėlėtų paplūdimiu ir skaidria žydra Viduržemio jūra. Aš dabar nusipirkau rožių ledus ir aš žinau jų skonį, nes jie yra mano patys mėgstamiausi ledai. Ir paskutinį kartą aš juos valgiau tada kažkada labai seniai, kai buvau paskutinį kartą Kiprą. Tai valio, rožių ledai.
atvažiavome pavakarieniauti Vedek restorane. Išėjom pasivaikščioti su 2 šuniukais. Ir rytoj mūsų laukia labai faina diena, nes rytoj mes važiuojam į Šiaurės Kiprą, į vietą, kuri yra kaip ir užimta Turkijos. Rytoj mes važiuojam į Karpasą ir ten mes aplankysim asiliukus. O kol kas dabar tiesiog vaikštame po miestą. Labas rytas, šiandien jau yra antras rytas. Dabar mes važiuojame į šiaurinę Kipro dalį, kuri yra užimta Turkijos. Dėl į telefoną mums turėtų parašyti sveiki atvykę į Turkiją. Važiuosime į Karpasą, aplankyti asiliukų, todėl pakeliui mes važiuosime nupirkti jiems martyčių. Mes jau esame pasienyje ir tuoj užvažiuosime į Turkijos dalį, į Turkijos žemes. Iškart pravažiavę pasienį mes patenkame į Famagustą, kitaip tariant, miręs miestas. Čia beveik viskas yra aptverta tvoromis. Čia niekas nebegyvena, o viskas įvyko dėl konflikto. Jeigu jūs sudomino Famagustą, jūs tikrai internete rasit informacijos apie ją. Tiesiog parašykit Famagusta The Ghost Town. Mes jau atvažiavome prie asiliukų ir sumaitinome visą maistą, kurį turėjome. O dabar mes važiuojam prie jūros. Šiandien saulė iš tiesų šildo, nes vakar buvo net šalta. Ir man atrodo, man buvo šalta dėl to, nes aš pasėdėjau ilgokai šaltoj jūroj. Ir po to visą dieną aš vaikščiau su megztiniu. Bet šiandien jūroje aš pabuvau gana trumpai. Tol dabar man nėra taip šalta ir man tiesiog šilda saulė. Tiesiog Kiprą paėmiau polaroidą. Tai va, su asiliukais jau yra tokias 2 nuotraukos. Šitas valdymys yra labai gražus. Pirmiausia, čia aplink mus yra tiesiog kalnai ir smėlis. Smėlis yra toksai geltonas, jis nėra toks baltas, jis toks geltonas, toks gražus geltonas. Ir jūra yra tiesiog įvairių mėlynų atspalvių. Dabar mes esame restorane Pera.
grįžom iš šiaurinio Kipro, vedžiojom šuniukus ir diena iš tiesų buvo labai nuostabi, 10 iš 10. Labas rytas, šiandien yra mūsų paskutinė diena Kipre ir mes einame dabar pasimėgauti jūrą. Skaniausi Kipro ledai. Cheers! Iki jūra. Šiuo metu mes esame Jana Mary restorane. Nerd alert! Mes užsisakėm mezę, žuvies mezę. Mezė tai reiškia labai daug visokiausių patiekalų, mažiukų, bet viskas bus iš žuvies. Tai dabar mes gavom tokią sriubinę su žuvytė ir ragausim. Pasižiūrėsim, kas čia bus. Sakiau, Linda, like Mercury. Pasibaigė. Laba diena, ponas ir ponai, kalbėtis kapitonas Liudas.